Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas. Kodėl verta vienytis? Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas telkia policijos, ikiteisminio tyrimo, pataisos įstaigų, ugniagesių, pasieniečių ir aplinkos apsaugos pareigūnus bei darbuotojus ir veiksmingai rūpinasi jų interesais. Tapęs profesinės sąjungos nariu, tu gali pretenduoti į teisinę pagalbą, sulaukti pagalbos derantis dėl atlygio ir socialinių garantijų, kovoti dėl geresnių darbo sąlygų, tobulinti tarnybą ir veikti išvien su bendraminčių komanda, įtakoti profesijos ateitį valstybės mastu. Teisinė pagalba. Statutiniai pareigūnai, kovodami su visuomenės blogybėmis, dažnai vaikšto tarsi peilio ašmenimis. Sudėtingose situacijose profesinės sąjungos narys visuomet gali kreiptis pagalbos į patyrusius teisininkus, dirbančius išimtinai su pareigūnų bylomis, klausimais ar situacijomis. Pareigūnai kreipiasi į mus dėl įvairių jiems aktualių klausimų ir didžiausia klausimų grupė gal sudaro klausimai dėl tarnybinės atsakomybės, tarnybinių patikrinimų, pareigūnų būtent turimų teisių, galimybių patikrinimo metu, taip pat dėl tarnybinių nuobaudų apskundimo. Taip pat nemažai pareigūnų kreipiasi dėl įvairių socialinių garantijų jų. Ryškiausiai yra 2 atvejai buvę, kuomet su mūsų pagalba pareigūnai laimėjo bylas, buvo grąžinti į tarnybą po beveik 2 metų bylinėjimusi ir be to dar jam buvo už visą tą laikotarpį priteistas darbo užmokestis. Junkis prie savo srities profesinės sąjungos ir sulauk kvalifikuotos teisinės pagalbos visose sudėtingose su profesija susijusiose situacijose. Derybos dėl atlygio ir socialinių garantijų. Suvienyje jėgas galime daug efektyviau dėrėtis dėl teisingo atlygio ir socialinių garantijų. Profesinių sąjungų susivienijimo bei socialinių partnerių rūpesčio dėka 2014 metais pareigūnų algos pakilo nuo 5 iki 10%. Junkis prie profesinės sąjungos. Kovokime kartu už teisingą atlygį ir socialinės garantijas. Darbo sąlygų gerinimas. Rūpindamisi kitais, pareigūnai retai pagalvoja apie tai, kad jų pačių darbo sąlygos dažnai yra apgailėtinos būklės. Profesinės sąjungos jau pasiekė, kad būtų atnaujinti 3 komisariatai Vilniuje. Jei tavęs netenkina darbinė aplinka, pasidalink savo rūpesčiais su mumis. Žymiai pagerėjo ir sąlygos, ir žmonių požiūris iš vis į policiją pasikeitė. Policija yra didelis valdymo aparatas, kur sunku kažko tai gauti, pagerinti sąlygas. O profesinė sąjunga veikia kaip katalizatorius, kuris padeda, suskatina ir jisai atstovauja, kaip sakant, žemesnės grandies policijos visuomenę. Junkis prie profesinės sąjungos. Kartu ieškokime sprendimų, kaip realiai pagerinti tavo darbo sąlygas ir aplinką. Bendraminčių komanda. Ką reiškia vienas balsas tyruose? Ir kiek klausimų sėkmingai gali išspręsti stipri, vieninga, didelė komanda? Laikui bėgant, man atrodo, įrodė, bent jau, kad tikrai profesinė sąjunga yra reikalinga, kad tai yra būrinti aktyvius, pilietiškus, mąstančius žmonės. Matom tikrai kaip tvirtus socialinius partnerius. Darbdaviui net toksai štilis, stagnacijos laikotarpis yra labai pavojingas. Tada gali išsigimti ir organizacija gali įsigimti. Vadinasi, kažkas turi tą kraują varinėti. Kaip viena iš tokių dalių yra profesinės sąjungos. Profsąjunga yra ne tam, kad pakenkti sistemai, bet kad padėti būti geresniam. Žodžiu, čia nėra 2 opozicijos, kurios tarpusavy rėjasi, bet tai yra 2 partneriai, kurie bendradarbiauja tam, kad produktas būtų kuo geresnis, kad darbuotojai būtų kuo geriau dirbti. Kaip yra sakoma, kad pareigūnų uždavinys yra rūpintis kitais. Bet vat štai pareigūnais pasirūpinti dažnai pamirštama. Prieš 12 metų tu galėjai rytoj ateiti į tarnybą ir sužinoti, kad 1000 pareigūnų atleisti iš tarnybos. Čia neįmanoma, kad apskritai reforma įvyktų be profesinės sąjungos žinios. Mums svarbu, kad pareigūnas turėtų kokybišką medicinos pagalbą, kokybišką draudimą, yra galimybė vykti į stažuotes. Pareigūnų profesinės sąjungos pradeda formuoti užsienio, pavyzdžiui, savišalpos fondus. Jau po truputį mes pradedame
galime kalbėti apie profesinius pensijų fondus. Dabar jau žmogus, kuris ateina į profesinę sąjungą, jisai tikrai gali būti ramus, kad jeigu ištiks nelaimė, kokio tai bebūtų pobūdžio, pats principas ir šūkis profesinės sąjungos yra būtina padėti. Junkis prie profesinės sąjungos. Veik išvien su stipria bendraminčių komanda. Profesijos ateitis valstybės mastu. The Lithuanian police officer that looks at Western countries today and said, "This, we envy this, we want this." They must know that this has been a long struggle, big work from these unions in order to achieve this. This doesn't come overnight. This doesn't come just by the money. Does anybody believe that the employer actually would pay an extra salary if the unions hadn't asked for it? Of course not. So the unions need to be there in order to get these things, and we have to work for it. It takes time, and you have to be persistent. Junkis prie profesinės sąjungos. Gerink statutinių pareigūnų ateitį valstybės mastu. Mes jau pasirinkom, o tu? Prisijunk prie komandos. Tapk profesinės sąjungos nariu. www.pareigūnai.lt. Mes giname tuos, kurie saugo ir gina kitus.